Sveiki, šiandien svečiuose turiu nepaprastai profesionalią make-up artist Aušrą, kurią pati seku labai seniai socialiniai medijoje ir labai žaviuosi jos darbais. Tai Aušra papasako gal daugiau apie save, kitiems prisistatyk, kas galbūt nežino tavęs. Taip, mano vardas yra Aušra, aš esu visažistė ir plaukų stilistė, tai mano darbas yra, aš dirbu su nuotakom. Vestuvės yra mano pilnas darbo laikas, jau 10 metų aš to užsiimu ir tai va, keliauju labai daug po Angliją, po Europą. Pagrindė mano klientai vis dėlto yra anglakalbiai, tai aš maždaug per metus darau nuo kokių 50 iki 70 vestuvių. Čia toksai jau pamažintas skaičius yra, aš anksčiau darydavau apie 100, bet gimus dukrai tai kažkaip prioritetai šiek tiek pasikeitė. Tai va, labai mėgauju savo darbu, tai yra mano svajonė. Aš prisimenu, aš esu iš Telšių ir prisimenu Telšiuose, kurioje vietoje net aš buvau, kai manęs mama paklausė, kai man buvo 6 metai. Sako, ko tu nori būti užaugus ir aš sakau, noriu dažyti nes aš žemaitė sakau, moteriškas noriu dažyti. Tai va, tai ir taip viskas neprasidėjo taip iš anksto, bet ta prasme tai buvo mano svajonė ir aš labai džiaugiuosi, kad aš turiu galimybę tą darbą dirbti, apie kurį visą laiką svajojau. Bet kaip ar tu prisimeni tą momentą, kai va, ta 6 metų mergaitė, ar ne, sugalvojo tą tokią specialybę, kuri tais laikais mūsų tikrai nebuvo gan populiari, ar ne? Ir ar tu matei kažkur kažką, ar mama dažės, ar kaip tau iš viso, kaip vaikui atėjo tokia idėja, kad va, kaip fainai būtų dažyti moteris? Iš tikrųjų, tai yra labai toksai kuriozas, nes nieko panašaus nebuvo, nes vis dėlto dar buvom tada tarybiniais laikais, net makiažo nusipirkti net nebuvo, ten mama iš kažkur kažkas buvo parvežę, prisimenu tokį, po šiai dienai prisimenu rūžavą tokį skruostam, jėtos blusherį, net nežinau, rūžą. Ir ta prasme, man tai buvo kažkas tokio, aš nei piešti gražiai moku, nei mano raštas gražus, aš neturiu tokio meniško nieko, mano šeimoje nieks neturi, mano mama ten dažėsi minimaliai. Iš kur šitas atsirado pas mane, absoliutiškai, neįmanoma net nusakyti. Man visada kažkokia ta estetika, grožis, man visą laiką buvo kažkaip labai artima širdžiai, tai net nežinau, bet nėra nieko tokio ir vat, aš kaip vaikas, aš prisimenu, kad aš taip mamai pasakiau, bet iš kur tai atėjo? Nes tikrai po šiai dienai turbūt labiausiai, ką moku piešti, tai grybą galiu nupiešti ir ten kažką, nes va iš tikrųjų ir su dukra, jinai daug tokia gal meniškesnė ir ten kažką bandom piešti ar kažką, tai aš sakau, žinai, nieko gero su manimi nesigaus. Tai nežinau iš kur, bet visą laiką tą turėjau ir visą laiką be galo domėjausi visko, kas susiję, ypatingai makiažas, tai mano numeris 1 buvo, kas man buvo labiausiai įdomu. Gerai, tai kas buvo toliau? Tarkim, po tų 6 metų mergaitės, ar ne, baigiai mokyklą, kokia evoliucija buvo tos tavo specialybės, ar ne? Tai be abejo, vėlgi, kadangi aš kaip baigiau mokyklą, tai net nebuvo to, kad aplamai Lietuvoje dar net nebuvo tokio dalyko, kad tu galėtum išgyventi tiesiog dirbdama visažistu. Buvo kursų kosmetologių, kur, sakykime, 2-3 dienas tu galėtum eiti pasimokinti makiažo. Manęs tai visai netenkino, nes aš arba all in, arba aš jau neužsimsiu šito dalyko. Ir be abejo ir dar iš tų tėvų auklėjimą, tikrą darbą turi susirasti, negali čia bimbinėti ir su peštukais ten kažką tai dažnėti. Tai baigiau aš studijas, mano studijos yra, baigiau aš pardavimus ir vadybą turizmo industrijai. Man darbas viskas labai patiko, viskas buvo tvarkoje ir aš kažkaip tas mano makiažas buvo tik hobis. Visada dažiau visas savo drauges. Ar jos tuokėsi, ar ten sesė, ar kažką visada. Tai makiažas man visada buvo labai artimas, bet niekada neįsivaizdavau, kad aš tai galėčiau daryti kaip darbą, nes net nebuvo tokio pavyzdžio man Lietuvoje tuo metu. Ir gavosi taip, kad susitikau dabar savo vyrą, tada vaikiną, jisai prieš tai Anglijoje gyveno ir mes čia atkeliavom. Tai aš čia turėjau šiek tiek keisti savo darbo pobūdį, nes mano išsilavinimas čia nebuvo pripažintas, tai būčiau turėjus vėl iš naujo mokintis ir panašiai. Tai išėjau dirbti ten taip pat su pardavimais susijusiu darbu į ofisus ir tiesiog atsidūriau tokioje vietoje, kad viskas, galvoju, kažką man reikia keisti, nes ten, kur buvau, aš pasakiau viską, ką aš galėjau toj, sakykime, kompanijai ir viskas, man reikėjo kažką keisti. Ir tada toksai gavosi
toksai, ateina turbūt tas laikas, kai labai svajojau, labai norėjau ir tiesiog atsiuntė turbūt man iš aukščiau kažką, tai mūsų vestuvių dieną mes turėjom fotografę. Jinai labai žymi Lietuvoje ir jinai yra visažistė. Ir vėl su manim kalbant apie makiažą, jinai puikiai mato, kad aš apie tai ir nusimanau, ir žinau, ir apie priemonės, ir viską sakau, tau būtinai reikia susitikti su tokia Kristina, jinai čia Anglijoje ir jinai labai žymiai yra nuotakų visažistė, sako, su ja susitik, sako, gal kas nors tau gausis. Tai va taip ir buvo, kad po vestuvių su ja susitikau, susipažinom ir tai pradėjom truputėlį bendradarbiauti. Net nebendradarbiauti, bendrauti. Aš bandžiau ten įsipiršti, jei galvoju, paimk mane pasistuoti, paimk man kažką, nes tada man atsirado tokia viltis, kad galbūt aš iš tikrųjų galėčiau kažkokį darbą daryti su to makiažu ir nuo to viskas prasidėjo. Tai va, ir tai užtruko man ilgai labai į visą šitą pereiti, bet tai aš pradėjau savo visažistės karjerą, kai man 30 buvo. Tai va, tai dabar 40, tai va 10 metų kaip jau to užsiemu ir ta prasme, tai geriausias reikalas. Tai buvo labai mano vyro pastumėti, nes aš esu tokia apgalvojanti, apskaičiuojanti, man svarbu savo finansus turėti, aš įpratus uždirbti savo pinigus ir panašiai. Tai man buvo labai baisu palikti stabilų darbą ofise, kur tu žinai, kiek tu gausi pinigėlių, kai tu žinai, kad tavo atostogos apmokamas, tau viskas yra aišku ir tu išeini į visišką nežinomybę, tai tas buvo labai baisu. Tai be partnerio palaikymo, bet ir iš tikrųjų, jeigu ten toliau kalbėsim, ką aš rekomenduočiau, kas norėtų patapti visažistu ir panašiai, reikia labai didelio palaikymo iš aplinkos, nes tai yra didžiulės investicijos, tai yra be galo daug pinigų, be galo daug laiko, visi paaukoti savaitgalį, šventės, viskas absoliutiškai. Tai be palaikymo antros pusės ar šeimos ar kažko, ta prasme, tai padaryti būtų be galo sudėtinga. Tai va. Bet kada buvo tas momentas, kai jau tu pajautai, kad jau čia verslas? Jau čia nebe hobis, jau čia verslas, jau aš iš to galiu gyventi. Aha. Man buvo labai labai greitai šitas dalykas, nes vis dėlto, kaip ir sakiau, kad mano karjera prasidėjo ne kaip mano vienos pačios, aš kaip dalis komandos patapau. Tai va, Kristina Gasperas, tai aš buvau jos komandos dalimi nemažai metų, gal 6, beveik 7 turbūt. Tai žodžiu, kai aš su ja susipažinau, jinai jau buvo labai žinoma. Jinai tuo metu buvo laimėjusi kaip geriausias visažistės Anglijoje apdovanojimą. Tai jinai buvo labai žinoma, turėjo labai daug užsakymų, viską. Tai ir tada gavosi taip, kad jai jau reikėjo komandos, kad išpildyti tuos visus užsakymus. Tai jinai paėmė mane, tai aš buvau pati pirma jos komandos narė. Ir kai aš jau atėjau dirbti, tai jau mes užsakymų turėjom krūvas. Man nereikėjo, kaip pavyzdžiui, dabar visažistam reikia tikrai labai ilgo laiko, iki kol tu pradedi net imti pinigėlius už tą savo darbą, kol tu pradedi uždirbti. Aš uždirbinėti pradėjau po 4 savaičių gal ir panašiai. Be abejo, tai buvo, nes aš makiažo 90% aš esu savo moksle, aš išmoksiu esu pati, bet buvo toksai mūsų su Kristina susitarimas, kad jeigu aš jau pradėsiu su ja dirbti, be abejo, aš turiu pasimokinti. Tai aš aišku labai daug investavau, jau mokintis ir Anglijoje, ir Lietuvoje ir panašiai, bet kai aš jau pradėjau dirbti, tai aš pinigus uždirbau jau iš karto. Tai jau tas mano toksai verslas, tai buvo sulik 1-2 mėnesių, ta prasme, jau man viskas... Jau mano pragyvenimas buvo iš mano darbo. Bet jau tu dabar viena dirbi, pati, ne partnerystėje su Kristina, ne? Jo, tai ta prasme, dirbti komandai buvo man turbūt vienas geriausių dalykų, kas galėtų atsitikti ir tą be galo rekomenduočiau bet kam, kas norėtų pradėti šitoj srity, eiti pas žmonės, kurie jau yra pasiekę, jiem asistuoti, šalia jų būti, šalia tiesiog sugerti visą tą informaciją, iš jų mokintis. Nes tai duoda be galo daug patirties ir be abejo finansiškai tai jau yra labai gerai, nes tau, ta prasme, kol tu pats asmeniškai gausi užsakymus, užtrunka labai ilgai. Tai žodžiu, tai aš pradirbau, tai pas mus visada toks buvo, kad aš galėjau dirbti kaip ir dalis komandos, bet aš ir savo užsakymus visada galėjau turėti. Tai pas mus nebuvo taip, kad ekskliuzyviškai tu dirbi arba komandai arba ne. Tai ta prasme, taip nebuvo, tai aš visada dirbau šalia komandinio darbo, visada dirbau ant savęs. Ir taip pradėjo darytis, kad aš tų savo užsakymų vis turėjau daugiau ir atėjau iki tokio ribos, kur aš savo nuotakų negalėjau priimti, nes aš iš komandos jau turėjau užsakytus darbus ir galvoju, man kaip ir
čia ne biznis. Tai aš ta prasme, aš iš nuotakų tos komandos išėjau beveik prieš 4 metus, bet su Kristina tebedirbo, aš moku, jinai turi savo akademiją, tai aš akademijai moku, tai kas su edukacija susiję, tai mes su komanda puikiausiai sutarėme, esame vieni geriausių draugų, su merginom ir visada švenčiam kartu ir kartu dirbam ir matomės, bet kas susijęs su vestuvėm ir nuotakom, tai aš esu viena pati jau beveik 4 metai gal. Gerai, tai dabar 10 metų karjeros, ar ne? Su kokiais iššūkiais pagrindiniais susidūrė, ar ne? Kas buvo va tie dalykai, kurie, galbūt išmestum, tarkim, kad įvardintum, oi, čia man viskas puikiai pasisekė. Tai gal vienas tokių sudėtingiausių momentų, bet man atrodo, čia yra visiems, kas dirba ant savęs, disciplinos turėti ir sugebėti pasakyti ne. Nes vis dėlto kažkaip, kaip mano ta karjera prasidėjo intensyviai nuo pat pradžių, tai man atėjo toksai laikas, kai man reikėjo mažinti savo darbus, ypatingai, kaip gimė dukra, jai dabar 8, tai kažkaip pradėjau galvoti, kad, tu prasme, visi savaitgaliai, nes aš anksčiau dirbdavau ten šeštadienį, nes Anglijoje darbas tai nėra kaip Lietuvoje vestuvės yra šeštadienis. Čia vestuvės yra nuo pirmadienio iki sekmadienio. Tu gali dirbti kiekvieną dieną, jeigu tu nori. Tu gali vestuvės turėti kiekvieną dieną. Tai, sakykime, mūsų normalus savaitgalis būtų penktadienis, šeštadienis, sekmadienis. Tai pasidaryti kažkokią tą discipliną ir rutiną, kad skirti laiko šeimai. Nes mano vyras turi savo biznį, jis dirba nuo pirmadienio iki penktadienio, aš dirbdavau visom dienom plus dar šeštadienį, sekmadienį, tai nėra, šeimos nėra, matytis, kada laiko nėra ir pasakyti ne užsakymui, kai tu žinai, kad tavęs laukia, sakykime, tavo atlygis, pinigėlė ar ne, tai be galo yra sudėtinga, nes tu žinai, kad tavo atostogos neapmokamos, tu žinai, kad tu nedirbi ir tu negauni visiškai nieko. Tai mano didžiausias iššūkis toksai buvo, kad susidėti prioritetus ir pradėti daugiau ne tai, kad žiūrėti į kiekvieną užsakymą kaip potencialus uždarbis, o žiūrėti į tai, kad ne vien tik apie uždarbį mes kalbam, aš noriu ir mėgautis tuo savo uždarbiu ir būti, nes tikrai esu buvusi daug situacijų, kai atsidarai savo banko sąskaitą ir ten tikrai puikiai suma pinigų, bet tu neturi nei noro, nei laiko, nei galimybės jų net leisti. Ir galvoju, tikslas kame? Ta prasme, visiškai jokio. Balanso trūkumas. Balanso visiškai jokio nebuvo, bet jau kai dukra pasidarė vyresnė, mes persikėlėm į Surrey, nes aš anksčiau Essex'e mes gyvename. Tada jau pradėjau taip žiūrėti ir aplamai, gal kuo vyresnė darai, tu atsirenki prioritetai visur viską, tai sunkiausia yra pasakyti ne ir po šiai dienai, nes yra kai kurios vestuvės, kai kurie užsakymai, kur galvoju, wow, ten yra tikrai, bet aš esu pažadėjus vyrui, kad ten, sakykime, aš sekmadieniais nedirbsiu, ar ten kažką ir tokio, ir viskas yra. Jau dabar iš vis pasakau, ne, net nežiūriu į datą, pasižiūriu sekmadienis, nieko daugiau nepaklausiu, ne, aš nedirbu sekmadieniais ir nebent kažkas yra labai tokio ekskliuzyvinio, bet šiaip iš esmės, pasakyti ne, susidėti prioritetus ir jų laikytis. Tai čia buvo gal toksai vienas sunkiausių dalykų, aš sakyčiau. O dabar vis tiek, tavo darbas yra pakankamai kūrybiškas, ar ne, ir tos tendencijos jos keičiasi, ar ne, tai kur tu semiesi to įkvėpimo, ar ne, kad pasivyti ir su ta mada ir nenukryp nuo to savo braižo vis dėl to, kad tu jį turi, ar ne, iš kur semiesi to įkvėpimo? Tai aš galvoju, kad šiaip tai įkvėpimo man iš esmės semtis man kaip ir nereikia, aš to gyvenu, man tai yra, nes ta prasme, ten, kas turi ten ar hobį, ar daro kažką po darbo. Man po darbo ir darbo man tokio nėra. Pas manęs yra viskas 1-24 valandas per parą, yra mano darbas, mano grožio supratimas. Tai be abejo, social media viskas yra dabar labai pasiekima. Instagramo tu gali žiūrėti, labai daug įkvėpimo gali rasti nuo vestuvių suknelių dizainerių iki gražių veidų. Mane tai labiausiai įkvėpė turbūt, kai gražus veidas toks įdomus veidas sėdi mano kėdėje ir aš galiu ten, tai prasme, kažkaip jį dar pagražinti, dar kažką tokio gražaus sukurti. Man tai yra įkvėpimas. Tai man įkvėpimo tokio kaip ieškoti nereikia, nes tai yra su manim ir tai yra dalis manęs ir čia yra man tiesiog nėra kaip kitaip. O kas susijęs su tendencijom, tai jų tokių aš neseku. Seku savo įdomumui, savo makiažui galbūt, ar kažkokį, jeigu darau occasion makiažą, tai ta prasme, bet kadangi mano 90% darbo yra nuotakos, tendencijų ten nėra ir aš jomis netikiu, nes vis dėlto tavo makiažas turi būti
atitikti, ar tu žiūrėsi už 20 metų į tą savo nuotrauką, ar tu žiūrėsi po 40 metų, ar po 5 metų, tu vis tiek turi save matyti gražią, o ne kokia tuo metu buvo tendencija, nes tos tendencijos labai ateina, išeina, keičiasi ir, ta prasme, tai madų nesivaikau ir neieškau, kas susijęs su makiažu, gal daugiau priemonių, nes priemonės labai keičiasi, tekstūros labai keičiasi, ta prasme, ką tu su jomis gali pasiekti. Tai vat, kas susijęs su naujausiam priemonėm, tai tą labai seku ir tuo labai domiuosi ir tą nuolat stengiuosi dadėti prie savo, ką aš naudoju šiuo metu. Bet kas susijęs su aplamai, išvaizda, kokius makiažus kurti ir panašiai, tai dėl savęs aš pasižiūriu, bet mano darbe tai man įtakos didelės neturi. Supratau. Dabar esi gan aktyvi socialiniai medijai, ar ne? Tai ir matau, kad tai yra nemaža dalis tavo darbo, ar ne? Socialiniai medijai ir edukuoji, ir dalinies, ir įkvepi iš tikrųjų. Kokią tau funkciją atlieka ta socialinė medija, ar ne? Nes va, iš šono taip atrodo, tu tikrai daug atiduodi ir laiko jai, ar ne? Bet koks tau tai įrankis yra? Tai iš tikrųjų, tai palyginus bendram katile, kiek aš turėčiau būti social medijai, tai aš esu turbūt pusė. Tai gal žmonėms atrodo, kad aš aktyvi, bet iš tikrųjų palyginus, kiek man reikėtų būti, tai aš visai esu tokia, aš pavargstu nuo jos, nes ypatingai, kai aš labai intensyviai darbuojuosi, aš pavargstu, išsijungiu telefonus, aš neturiu problemų atsijungti nuo telefono, aš jį palieku kažkur, aš net nežinau, kuris yra, tai aš gal nesu pakankamai aktyvi, kiek man reikėtų mano darbe, nes mano darbe social media yra viskas. Yra absoliutiškai viskas. Tai be abejo, kadangi aš jau turiu tiek metų patirties, tai gal sakyčiau, kokį 60-70% mano užsakymų yra rekomendacijos. Bet likusi dalis tai yra viskas social media. Aš ant social medijos, aš esu tik tai Instagrame. Aš savo tinklapą net neturiu, yra mano Facebook, bet jis ten tiesiog yra sujungtas Instagramu, tai jisai, ta prasme, tas pats pereina. Bet iš esmės, tai aš esu net tokio savo Facebooko, aš atsidarau 2 kartus metuose turbūt ir randu ten žinučių parašytų kartais ir parašau ten už kokius 7 mėnesių, o Jėzus, man atsiprašau. Vestuvės praėjo. Jau praėjo ir vestuvės, viskas praėjo, tenais būna. Tai Instagramas yra viskas. Ta prasme, ir bet kuris profesionalas, kuris siūlo savo paslaugas ir nėra aktyvus Instagrame, labai daug praranda klientų, pinigų, visko, absoliutiškai. Tai Instagramas man yra būtinybė. Jeigu, tarkime, į juo labiau, aš neturiu nei tinklapio, nei niekur, mano tie klientai, tos nuotraukos, kurios aš noriu, jos yra instagraminės. Man tokie klientai, kurie šiuolaikiški, modernus, kurie, tarkime, žino kažkokį tai tas stilius ir viskas, vis dėlto tie klientai, kokių aš noriu, jie yra visi Instagrame. Nes aš galvoju, kad turbūt iš mano nuotraukos, aš nežinau, 95% turbūt net nežiūri jokius ten tinklapius. Čia jau yra toksai atgyvenęs toksai dalykas. Facebookas lygiai tas pats su mano klientūra, tai visiškai man nėra aktualu, bet Instagramas man yra absoliutiškai viskas. Tai noriu, nenoriu, aš turiu jame būti, bet tai yra vienas iš iššūkių. Nes aš irgi, kaip tas klausimas šiek tiek peržiūrėjau ir buvo kokie iššūkiai, tai čia yra turbūt vienas didžiausių mano iššūkių. Būti aktyviam social medijoje, kai tu ir taip turi tiek visko veikti gyvenime, o tai užtrunka, kaip ir pati turbūt žinai, ar ten filmuoji, ar kažką darai, tai užtrunka begalę. Atrodo, įdėti tą kelių sekundžių video, ar reelsą padaryti, ar kažkokį tai padaryti postą, tai yra valandų darbas. O ten, kad padaryti reelsą 15 sekundžių, o man reikia padaryti makiažą 2-3 valandas, tai darau, kol filmuoju, kol sudedi ir panašiai. Tai čia turbūt yra būti social medijoje ir perdėti tą savo darbą taip, kaip tu norėtum, čia yra vienas didžiausių iššūkių yra. Tai Instagramas man yra būtinas, aš privalau jame būti ir jisai tiesiog yra kaip mano darbo įrankis ir jis yra tiesiog dalis mano darbo aprašymo. Todėl ir samdau profesionalus. Tai va, kas yra labai gudriai. Ta prasme, kas yra be galo ir aš tikrai turiu idėjų ir irgi jau matau, kad pačiai tiesiog nesigaus, reikės man irgi pagalbos ir panašiai. Ir tas yra labai, mano, bet dar toks iššūkis, kad aš irgi tokia atrodo, geriau už mane nieks nepadarys. Tai kažkam perleisti ir atiduoti ir deleguoti, tai yra be galo sunku ir mano vyras jau kiek man ten zvimbia ir kad ta prasme, kas tau yra.
sąskaitas rašytų ir tavo tvarkytų ir asistentą turėjau. Prieš COVID buvo labai puiku. Paskui per COVID viskas nurimo ir sunku man be perleisti, nes mano darbas vis dėlto yra be galo preciziškas, tu negali sumaišyti nei valandos, nei datos, nei laiko, nei nuotakos vardo, niekas negali būti, nes tai yra katastrofa. Taip. Ne tokią datą man rašys į kalendorių mano asistentė, kad man vestuvės yra kažkokia kita data, ta prasme viskas. Tai yra, nes jau labiau dar kas yra šiais laikais su social media, be abejo, tai yra kaip ir kažkokį, jeigu kažką netaip padarytum ar panašiai, tai tas skleidžiasi, ta informacija, be galo reputacija, tai yra viskas. Tai man labai sunku tai patikėti kažkam kitam, tai man deleguoti darbus yra be galo sudėtinga, dėl to viską kuisiuosi pati, bet tikiuosi. Dabar gerai, ką tu patartum ar ne, nuo ko pradėti, jauna mergaitė, aš svajoju irgi, man jau ne 6 gal metai, 18 metų, ar ne, ir aš noriu būti make-up artist, nes labai žaviuosi ir man labai patinka. Ką tu patartum, nuo ko jai pradėti, ar ne, kad tapti tokia garse pakankamai savo srity, profesionalia kaip tu? Tai iš tikrųjų visų pirma, ką reikėtų daryti, nes aš mokau ir beginners course, tai darau dalis kaip akademijos. Tai visų pirma, ką reikėtų padaryti, reikėtų nuspręsti, kokią sritį tu nori eiti. Nes makiažas tai yra labai plati tokia savoka, tai tu gali eiti filmus, gali eiti televiziją, gali eiti į kažkokį tai editorial, ten fashion ar panašiai. Nes kur tu turėsi eiti mokintis, labai skirsis. Aš negalėčiau padaryti makiažo televizijos visažistė, jeigu bandytų daryti nuotaką, kuri turi gerai atrodyti ir nuotraukų, bet ir realiam gyvenime, nes televizijos makiažai realiam gyvenime netrodys gerai, o realus makiažas televizijoje jis visai nieko nesimatys. Tai žodžiu, tai yra visiškai skirtingos profesijos ir labai reikėtų nesiblaškant iš pradžių nuspręsti, nuo ko tu norėtum pradėti. Tai kai jau tu nuspręstum, kur tu norėtum pradėti, nes manęs niekada nedomino, nei televizija, nei kinas. Manęs niekada nedomino žmogų ten padaryti senesnį ar bjauriau atrodantį. Mane visada domino, kaip aš galiu maks iš šito veido išspausti, kad gražiausiai jis atrodytų, kaip ten tik tai gali. Tai man iš karto žinojau, kad man nuotakos ir vestuvės man buvo artimiausia širdžiai. Tada, kai jau jūs nuspręsit, kokį jūs norit pasirinkti, į kurią tai sritį, tada susiraskite labiausiai įkvepantį geriausią pavyzdį, kuriuo norėtumėt sekti. Pavyzdžiui, kažkokią tai visažistę, kur tikrai žiūrit ir darbai patinka, ir gal kur keliauja patinka, ir kaip biznis, viskas labai patinka. Susisiekit su to žmogumi ir paklauskit, kokia būtų kaina, kad jūs mokintų. Tada sustaupykit tą sumą pinigų ir eikit pas patį geriausią mokytoją, kokį tik tai galit savo leisti. Net neleisti, taupyčiau, aš nežinau, taupyčiau keletą metų, bet neičiau į kažkokį tokį, vidutinės ten kažkoksai, nes iš to vidutinio, jeigu tu bazę turi tokią vidutinę, kažkur pakeliauti toliau yra be galo sudėtinga. Ir tada gaunas dar brangiau. Ir daug brangiau ir bus vis dėlto, tas galutinis rezultatas niekada nebus geras. Tai aš esu labai tokia, aš labai tikiu, kad ta tokia investuoti ir ypatingai į pagrindą reikia investuoti max. Ir tada jau nuo to tu jau turi tokį gerą atspirties tašką. Ir tu turi kuo siekti ir kur žiūrėti, nes pavyzdžiui, kai aš pradėjau dirbti su Kristina, tai Kristina man buvo siekiamybė. Ta prasme, jinai buvo be galo sėkminga, ką jinai darė, jos makiažai buvo fantastiški, jos komunikacija su klientais, ten viskas buvo, ten tiesiog nėra kur prikipti. Tai aš pradėdama mokytis iš tokio žmogaus, ir būdama tokio žmogaus apsupty ir tokio žmogaus komandai, man neįmanoma netapti sėkmingu. Neįmanoma tiesiog. Bet dabar, pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, kad žmonėm pradedantim yra be galo sudėtinga, nes siūlančių kursus, online pamokas, bet kokias tokias už tikrai žemas sumas yra begalė. Bet iš to naudos yra, nėra nulis, bet ten yra labai maža. Ir dar daug dievė, jeigu tave išmoko normaliai, bet pavyzdžiui, kiek pas mūsų ateina ypatingai, pavyzdžiui, kur yra make-up school, ten London make-up school, visokios tokios, jos yra labai blogos. labai blogos yra. Ir kokius pagrindus jie padeda, yra tokie prasti, kad ateina pas mūsų ir bandyti jos permokinti yra daug sudėtingiau negu mokinti iš naujo. Tai, žodžiu, labai reiktų griežtai ir taip peržiūrėti, kur tu norėtum mokintis
ir neiti vien tam dėl to, kad, aš nežinau, gal kaina mažesnė yra ar kažkas priimtiniau, bet eiti jau taip aukštai, kur tu galvoji, va ten aukštai aš noriu būti ir susisiekti su tuo žmogumi ir arba klausti, kur jis mokinasi, arba bandyti pas juos asistuoti, būti jų aplinkoj. Tai čia būtų numeris 1 mano toksai pasiūlymas. Ir trečias dalykas, labai daug pinigėlių turėti. Deja, bet kas susijęs su šita profesija, pradinė investicija yra milžiniška, nes mokslai visų pirma yra labai brangus, jeigu jūs norite eiti kažkur, kur tikrai išmokins gerai, o visų antra susipirkti kosmetiką, su kuria dirbti, tai yra, mes šnekam apie daug tūkstančių svarų. Tai, žodžiu, kaip ir minėjau nuo pat pradžių, labai didelė parama turėtų būti iš antros pusės, jeigu yra antra pusė, tai, nes vis dėlto iš šeimos biudžeto pinigų reikės imti daug ir kol pradės tie pinigėliai atgal iš šeimos biudžetą kristi, praeis labai ilgai, nes ilgai reikia dirbti nemokamai tam, kad susikurti savo profilį, kad turėti nuotraukų, kad, ta prasme, važiuoti į šiūtus, samdyti galbūt modelius ar kažkokias tai fotostudijas ar kažkas, tai yra be galo brangu. Ir tikrai žinau iš daugumą savo klientų, kad jau vyrai iš papradžių taip, fainai, eik, daryk, ir paskui jau ateina laikas palauk. Kiek dar duot, kada jau kažkas pareina. Tai labai nusiteikti ilgam, brangiam keliui, bet jeigu tą visą praeini, tai, ta prasme, kaip ir bet kokioje srityje, jeigu tu sugebi patapti kažkokiu tikrai profesionaliu kažkokiu tai paslaugos teikėjų, tai be abejo tai yra fantastika. Bet tai yra daug sunkesnis kelias, negu kad žmonės įsivaizduoja. Nes aš turiu daug moterų, kur ateina, gražios paletės, šepetėliai, kaip mėgstu save dažytis. Kai man žmogus pasako, kaip mėgstu save dažytis, nieko gero nesugausiaus. Nes apie savęs dažymą čia mes nekalbam. Čia yra toks skirtingas dalykas, kai tu dažai šimtus tūkstančius nepažįstamų veidų, tu nuo to veidosi per sprindį, nuolat, tu esi jų teritorijai. Tai yra tiek daug psichologijos, tai yra tiek daug, ta prasme, išmanimo, kaip bendrauti su žmonėm. Tai va dėl to mano specialybė pardavimai ir marketingas, nes aš esu dirbusi ir su reklama, ir su daug klientų, ir su kelionių pardavimu. Tai man ta komunikacija ir customer service, tas toksai, man buvo neįkainojama. Nes tada, kai tu jau ateini, tu visada ateini į kažkokių nepažįstamų žmonių namus. Mamos, tetos, dėdės, visi aplinkui, tu su visais turi pabendrauti, visiems parodyti dėmesį, susikalbėti su ta nuotaka, kuri ir taip jau ten stresuoja, nes vestuvių diena nėra tokia įprasta diena. Tai čia yra tiek daug psichologijos, tai ta prasme, ta specialybė tai nėra žaidimas su peštukais ir teptukais ir su gražiom paletėm. Čia yra tik 10% darbo, 90% visi tie užkulisiai, tai yra tikrai toksai gan sudėtinga profesija, bet jeigu labai norint, tai ta prasme, aišku, viskas įmanoma. Taip. Tai kokia dabar ta tavo yra ilgalaikė vizija? Ar ne, tarkim, 10 metų perspektyvoje nuo dabar? Kur tu save matai? Nes jau tu pasiekus esi pakankamai daug, tai aš manau, čia toks challenge klausimas. Aha, tai iš tikrųjų kažkaip norėčiau, nes dabar su kiekvienais metais vis mažinu, kiek vestuvių turiu. Norisi daugiau kokybės nei kiekybės. Ir tai, ta prasme, man kas labai pasisekė, kadangi aš pradėjau, kai dirbti su Kristina, tai jinai dirba aukštam lygiai. Ta prasme, tai aš turiu omeny, kad paslaugų kaina ir viskas yra gan aukšta ir tuo metu Kristina gyveno jinai Richmonde, tai ta klientūra, jinai visa tokia tikrai pasiturintis turtingi žmonės, tai žodžiu, tas padėjo, kad aš iš karto jau išėjau į tokį pas tą tokį įdomų tokį klientą, kur aš turėjau galimybės ir daug keliauti ir daug ką pamatyti, tai ta kokybė visada buvo vestuvėse, bet tiesiog kiekybės buvo per daug, nes kai tu per daug save išsidalini, ten dar bandyti kažkokį menišką sukurti ar kažkokį tą grožį yra iš tikrųjų netaip ir lengva. Tai dabar ką aš stengiuosi mažinti savo vestuvių kiekį, bet labiau gal jau atsirenku truputėlį, kad, sakykime, kur važiuoti, kur keliauti, kur ką daryti, vat ir nuotakų
Jau noriu sužinoti ir kokios bus jų suknelės, kokia vizija plaukam, šukuosnai, kad aš tikrai, kad tas žmogus mane pasirenka arba aš esu tinkama tai nuotakai, nes jeigu kas nors ateina pas manęs, kur turi visai kitokią viziją ir estetika yra visai kitokia, tai, tikrai aš nieko prieš, bet aš nesu tavo meistrė ir tikrai tu gali belen kažką tai kitą žmogų susirinkti. Tai mano toksai yra siekimybė, kad dar šiek tiek pamažinti tų vestuvių, bet dirbti daugiau su ekskliuzyviniais. Tai aš jau dabar esu, gal 2-3 metų turiu tokį, pasisekę, gal man labai yra dirbti su vienais prašmatniausių vestuvių planuotojų, vestuvių organizatorių, vestuvių planuotojų, taip. Tai, žodžiu, tai jie į mane labai kreipiasi, kad savo klientam labai siūlo ir turiu, dar norėčiau aplink save daugiau, nes kadangi Surrey, ten Royal Berkshire, jie turi be galo daug super prašmatnių viešbučių, vestuvių venue, tai norėčiau būti recommended supplier. Ta prasme, tai reikėtų man su jais susisiekti, kad galbūt daugiau galėčiau dirbti ne taip toli nuo namų, bet jau pačiam prabangiausiam tam tokiam lygiai. Tai kas dabar šiuo metu ir vyksta, bet gal dar labiau išsigryninčiau, kad truputį mažiau vestuvių, artimesnės mano kelionės būtų, nereikėtų man taip toli važiuoti ir jau dirbti pačios prašmatniausios tokios. Tai čia gal mano toksai būtų tokia siekiamybė. Ir dar ką labai norėčiau, tai kitas mano projektas būtų. Dar nesugalvojau, kaip jisai vyks, bet labai žinau, kad noriu padėti moterim 40 metų plus, 50 metų plus save atrasti, savęs nepamesti, savęs neužgožti ir išmokti, kaip save pateikti maksimaliai gražiai. Nes iš tikrųjų aš darau makiažo pamokas, ta prasme, 1:1, tai moku moteris, bet tai vis dėlto yra gan limituota, kiek aš fiziškai jų galiu padaryti. Tai kažkokį norėčiau tokį konceptą, ar net ne kursą, net ne klubą, net nežinau, kaip kažką tai sukurti, nes tikrai dažau labai daug, kadangi čia specifika Anglijoje yra, kad tu dažai nuotaką, tu dažai visas pamergės ir tu dažai mamas nuotaką, jaunikio, ten gal dar teta kur nors įsimaišo. Tai pas manęs amžiaus yra labai spektras, labai platus. Ir tikrai esu girdėjusi iš labai daug mamų, tai aš jau šneku ten 55-60 plus metų, labai save pameta. Pasimetę tą makiažą, nebežino ką daryti, veidas pasikeitęs, viskas važiuoja į apačią. Tai reikia su makiažu, norisi kažką kelti, o gaunas priešingai. Ta prasme, tą, ką naudojo kažkokios tai priemonės anksčiau, niekas nebetinka. Veido oda nebe tokia, antakiai retėja, blakstienos retėja, pigmentas iš lūpų dingsta. Ką daryti? Ir tada jos arba visai save pameta, ir apleidžia visiškai save, arba iš vis bando dar atkurti, dažytis taip, kaip jom, kai buvo 20-30 ir tada iš vis labai prastai gaunasi, tikrai dar blogiau gaunasi. Tai žodžiu, kažkaip norėčiau daugiau orientuotis į savo amžiaus 40, 50, 60 plus ir kažkaip tas moteris daugiau jam duoti pagalbos, nes tai yra neišnaudota tokia sritis, nes vis dėlto daug makiažo ir tu matysi ten modelius ar Instagram'e, ar visi dažo, visas tas jaunas. Jom daug nereikia, jos ir taip atrodo fantastiškai. Ta prasme, kai mes jau peržengėm kažkokį tai ten tą tarpą, tu jau matai, kad tavo oda keičiasi ir tavo veido kažkokie kontrai ir kažkas keičiasi, tai tada, kada yra magiška. Suprasti makiažo galią, tada yra magija. Tada tu gali šakės transformuoti, nereikia daug laiko, bet reikia labai specifiškai žinoti, kur, ką užtepti. Tada ten gaunasi. Pasakyk, kada suorganizuoti, jau aš pirmą užrašysiu. Tai iš tikrųjų tikrai ir labai tą norėčiau savo idėją tokią įgyvendinti, nes manau, kad tai, ta prasme, būtų labai naudinga ir juo labiau, kad jau moteris 40-50 metų jos jau ir save kažkaip turi pasitikėjimo, gal tokio daugiau laiko, daugiau pinigėlių gali daugiau skirti, nes vis tiek ar kas kokiam biznį ar darbe jau kažką tai pasiekia, tai tą norėčiau. Ir dar vieną dalyką, iš tikrųjų man dar tokia irgi buvo mintis, kai žiūrėjau tavo video darytus ir anksčiau esu dariusi ir visai norėčiau grįžti prie biznio makiažo, biznio portretų darymą. Nes aš fotografuoju, aš esu fotografijai, aš turiu nusimanyti fotografijai. Čia yra vienas iš dalykų, kur privalai būti visažistu. Fotografuoju
portretą. Nemoku šiaip bendrai kažką tai, bet portretą gerą galiu nufotografuoti. Ir esu nekartą savo buvusiom nuotokom, ten advokatės, jeigu yra kažką, ar jom reikia profesionalaus savo portreto, tai padažai, sutvarkai plaukus, tada gražiai nufotografuoji, nes iš tikrųjų, kas susijęs su bizniu ir jeigu mes teikiam kažkokias paslaugas, mūsų veidas yra mūsų veidas, mūsų išlaida yra vizitinė kortelė. Tai ypatingai, pavyzdžiui, ar kiek žiūrėjau, ar ten kažkokie yra life coacheriai, ar kažkokie ten, kur ta prasme tikrai labai artimai dirba, aš galvoju, kad nemažai moterų būtų naudinga turėti šiek tiek labiau supratimo apie gal ką reiškia ir biznio tas toksai makiažas, kaip save gražiai pateikti, kaip kažkokią tai gražią nuotrauką padaryti, nes iš esmės tikrai esu nekartą susidūrusi, kur galvoju, gal norėčiau pasinaudoti paslaugum, bet pažiūrėsiu tą žmogų, galvoju, jeigu tu savęs taip neprižiūri ir tu savim taip nesirūpini, ar tu galėsi pasirūpinti mano kažkokiom, tai kodėl aš pas tavęs ateinu. Tai vat į biznio, vat tą tokį padėti biznio moterim suprasti savo estetiką ir jas gražiai nufotografuoti, vat padaryti kažkokį portretą, tai va labai norėčiau. Labai pritariu, žinok, tau ir man visą laiką aš iš tikrųjų, sakydavau, kam tu čia tam darbė tiek persipuoši, aš sakydavau, aš save reprezentuoju, aš esu brandas, taip? Ir žmogus atėjęs pamatęs mane murzinais marškiniais ar ten balnotais batais, kaip aš galiu būti geras paslaugų tiekėjas, jeigu aš nebesugebu pasirūpinti savim, ar ne? Kaip aš tau buhalteriją pasirūpinsiu, kaip pavyzdys, ar ne? Tai labai labai man, žinai, imponuoja, ką tu sakai, nes mano nuomonė yra identiška. Taip pat, nes aš sakau, ypatingai aš esu keletą kartų, nes kažkada visada norėjau gal kažkokį life coach apturėti ar kažką tokio pabandyti, kažką įdomaus, bet beieškant kažkaip taip vis susiduriu su tokiu, galvoju, šakas, pažiūrėsiu tave, netrodo, kad tavo gyvenimas yra puti geva, tai galvoju, ar tu tikrai galėsi manim. Ir ta prasme, aš suprantu, kad čia yra toksai, čia tas grožis, makiažas, čia atrodo, čia toksai nėra reikšmingas, bet yra kaip yra. Mes pamatom žmogų, iškart susidarom nuomonę, kol jis nepradėjo dar kalbėti, ta prasme, mūsų smegenys yra taip suraizgyti, kad mums tai yra be galo svarbu ir aš matau, kad tikrai daug moterų, ypatingai teikiančios kažkokias tai paslaugas, ant šito labai stipriai praleidžia ir jeigu jos kažkaip save truputėlį estetiškiau pateiktų, jų biznis tikrai šautų labai. Įvaizdis labai yra svarbu. Be abejo. Taip, įvaizdis yra brando dalis. Taip, realiai. Ta prasme, tai nereiškia, kad aš labai dažnai einu dukrą paimti iš mokyklos ar šunį išvedu ir aš atrodau kaip benamė, kokia ten visiškai. Bet kai man reikia, tai... Tu save reprezentuoji. Be abejo, bet ta prasme, kas susijęs su mano darbu, kas susijęs su mano kažkokiam tai paslaugom, tai tikrai visada kažkokia bus tvarka, kažkokia estetika, kažkas tai tokio. Gerai, dabar mano tradicinis klausimas, ten Veslavo buvo neįtraukus į klausimų sąrašą, bet aš visą laiką paklausiu savo klientų, ar ne, ar planuoji grįžti į Lietuvą ir jeigu taip, kodėl taip ir jeigu ne, kodėl ne. Aha, tai iš tikrųjų aš į Lietuvą, mes Anglijoje gyvenam 16 metų jau, tai aš į Lietuvą pirmus kokius 13 labai norėjau važiuoti, labai norėjau važiuoti, kiekvieną kartą su ašarom išvažiuodavau iš Lietuvos ir panašiai. Bet dėl to gal buvau gal netradus tos gyvenamos vietos, kur man artima dūšiai buvo. Mes gyvenom rytų Londone, ta prasme nieko prieš, kas gyvena rytų Londone ir ten jie mėgausi, viskas yra tvarkoj. Man tai tiesiog, gal aš nesijaučiau ten tokia sava, aš vis dėlto man reikia labai daug ir gamtos, man reikia pasivaikščiojimų, man reikia ramybės. Tai mes, kai įsikraustėme į Surrey, tai tada man viskas pasikeitė. Kai mes įsikraustėme į Surrey, įsigijom savo nuosavą būstą, va tada baigės mano ašaros išvažiuojant iš Lietuvos, man labai patiko žmonės, kurie mus supo, puikios mokyklos, viskas, kas susijęs su mano darbu, man labai tiko. Ta prasme, mes atradom tą savo gyvenamą vietą Anglijoje, kur aš jaučiuosi sava, tai į Lietuvą ne. Į Lietuvą negrįšim ir neplanuojam ir ta prasme, kada nors, jeigu ten, nežinau, pensijų ar kažką, ten karts nuo karto turėti kažkokį tai vietą, kur po keletą mėnesių galėtum praleisti, be abejo, aš, prasme, myliu Lietuvą ir tada mielai ten grįžtam ir jeigu paklaustumėt mano dukros, jinai čia gimus yra, jinai yra lietuvė ir niekaip kitaip ir ta prasme, puikiai kalba lietuviškai, nes namie mes tik lietuviškai kalbam ir jinai tikrai tokia visiška patriotė ir pasakyčiau, kad grįžtam į Lietuvą, susikrautų lagaminą turbūt per 10 minučių, bet aš galvoju, kad mano, ta prasme, vieta, viskas yra tvarkoj, bet aš jau mano
gal psichologija, bendravimas, visas pasaulio supratimas yra jau truputį kažkaip Britiškas. tolokai ir vis dėlto, kai grįžtu į Lietuvą, labai dažnai save pagaunu, kad galvoju, nu, man būtų jau sudėtingai iš tikrųjų kažkaip ten prisitaikyti. Tai taip, į Lietuvą planuoti neplanuojam grįžti, atradom save čia ir viskas labai puiku. Aš tai labai esu tokia neprisirašinti prie vietos, aš visai galėčiau judėti, bet aišku, mokyklos viską dabar dar yra truputėlį sudėtingai, bet dabar sariai įsikraustėm, tai ta prasme niekur nenoriu judėti iš ten. Gerai, dabar toks klausimas, ar ne? Kokį biudžetą aš kaip nuotaka turiu turėti, kad galėčiau tave nusisamdyti kaip specialistą savo vestuvėm? Supratau. Tai iš tikrųjų kaina yra šiek tiek skiriasi, tarkim, nuo sezono, nes yra peak sezonas ir off-peak. Tai ta prasme, jeigu mes, sakykime, Liepos mėnesį, mes įmam šeštadienį kažkokį tai tada yra minimum užsakymas, nes vis dėlto, jeigu aš jau praleidžiu visą dieną, nes esmė yra tokia, kad Anglijoje tu visada važiuoji pas klientą, ir tu darai visą bridal party. Tai čia toksai yra, kad nėra tik tai vienas. Tai taip, nuo kokių 700-800 svarų turbūt. Ir priklausomai, kiek jau tų žmonių, 1000-2000, čia priklausomai, nes dabar yra iš tikrųjų labai daug, nuotakos turi labai daug pamergių. Jėtus, mano, siaubas kažkoks. Tai žodžiu, tai tada gaunasi įsivelia 1-2 asistentai, kitą kartą 3 asistentai, jeigu yra. Tai, ta prasme, tai be abejo į kainą, bet sakyčiau, nuo tai panašiai 700-800 svarų. Bet čia žmogui ar parčiai? Tai čia iš tikrųjų, jeigu šeštadienį tai yra keturi tarkim, makiažai būtų. Tai, sakykime, ten nuotaka plus ten 3, ten kažkokie tai žmogiukai. Jeigu mes šnekam apie užsienio vestuvės, aš darau iš tikrųjų nemažai užsienio vestuvių ir nemažai keliauju, tai ten yra vėl kitokie dalykai, nes tai yra dasideda be abejo ir kelionės išlaidos, tada ir minimum yra didesnis ir visur viską. Tai, žodžiu, tai ten jau šiek tiek biudžetas yra toksai didesnis, bet labai fun, labai smagiai. Per pigiai. Bet tas irgi, dar kalbant apie grįžtant prie iššūkių, iš tikrųjų, tai labai sunku tą savo darbą įvertinti. Ir tikrai, aš prisimenu, Kristina tikrai mane tiek yra išmokinusi, jinai būdavo visada, keliam tavo kainas, o man baisu galvojėtus, o jeigu, nu kaip, ar tikrai mano tas darbas čia vertas tiek, tų 100 ar ten kažką tai tokio. Tai visą laiką sako, tugi pakelk, jeigu matysi, kad neina, taigi gali visada nuleisti ten tą kainą. Man tai čia tavo yra vienas sprendimų būdų iš tavo challenge'ų, iš tavo iššūkių, ar ne? Taip. Tu sakai, norėtum susimažinti workload. Pakeliu kainas, workloadas sumažėja, uždirbi tą patį, dar dirbti reikia mažiau ir solution. Tai va, tai čia aš mano pastarųjų gal 3 metų tokia psichologija ir toks principas yra, kad aš tiesiog kiekvienais metais keliu kainas ir dienos gale aš dirbu mažiau, bet mano pajamos yra nedidesnės turbūt negu kad anksčiau dirbdavau. Tai, bet vis tiek yra tas toksai, atrodo, nežinau, kalties tas jausmas, gal jėtus, tikrai tengi, ar čia tiek verta, ar čia tiek kažką tai tokio, bet žmonės užsakė, tai aiškiai viskas. Na, bet tu dabar eini pirkti Louis Vuitton bag, ar tu galvoji, kad jie jaučiasi kalti, kad tas bag yra toks brangus, nu čia... Aš suprantu, visiškai tai va, tai sakau, tai va tas dar toks irgi, va, tikrai yra challenge'us, kad kaip nesijausti, kad tikrai, ar tu galvoji, ar tikrai esi pakankamai gera, kad ten kažkiek tai tų pinigėlių galėtum atšaržinti ir kartais tikrai kažkaip taip jaučiuosi kalta, bet iš esmės neturėčiau. Kaip mano business coach sako, drugelis nemato savo sparnų. Tai va, iš tikrųjų, vienas iš klausimų, kai buvo, kaip patapai sėkminga savo srity ir aš taip sėdžiu, galvoju, aš negalvoju, kad aš sėkminga toje savo srity, atrodo, dirbu tą savo darbą, daug kur lankaus, daug ką matau, viską, bet kažkaip aš nežinau, ar čia sėkmė, tai man labai sunku yra, aš turiu tą, koks tas sindromas yra. Imposter sindromą, tai jis labai stipriai, nes tikrai kažkaip galvoju, vietos mano, kaip čia aš kur atsiduriu, nes kartais atsiduriu tokiose vietose, kur galvoju, kaip aš iš Telšių, iš kažkokio tokio didelio miestelio Lietuvoje ir aš čia ten sėdžiu kažkokioj pily, ten visiškai privačioj, ten kažką dažau, ten mėgaujuosi ten gyvenimu, tai toks yra irgi toks, įdomu. Na tai ką, aš noriu tau labai padėkoti. Iš tikrųjų šansą tave pakalbinti, jau vien dėl to, kad jeigu tu pati savo sparnų nematai, tai aš tikrai matau. Ir dėkui, kad atvažiavai, apsilankiai, labai įdomu buvo su tavim pasikalbėti. Ir iš tikrųjų pati savo smalsumą patenkinau kai kuriuose vietose, ar ne? Ir labai tikiuosi, kad tu pradėsi vis dėlto tas moteris ten kažkaip ir užsirašysiu aš pas tave. Tai ačiū tau. Super, ačiū Jums labai.